Na, gerą dieną visiems sekėjams, followeriams. Tai netikėtai taip, pat čia savo, bet kurį laiką jau kirba mintis tokia pasidalinti tokiu pastebėjimu. Kas biškį artimiau mane pažįsta, tai žino, kaip aš domiuosi psichologija ir psichoterapija ir skaitau tas visas self-help ir kitokias knygas ir nutiko toks įdomus dalykas, kad iš pradžių perskaičiau vidinės šeimos terapijos knygą, o paskui perskaičiau nesmurtinio bendravimo knygą. Tai jeigu taip labai trumpai, tai ta vidinė šeimos terapija, truputį laiko kiekvieną asmenį tokiu šizofreniku, bet gerąją prasme, nes viduje kiekvieno asmens gyvena labai daug asmenybių. Viena nori ledų, kita pyksta, kad tos ledus valgai, yra mažasis justukas ten, yra kritikai ir kiti dalykai. Ir vidinė šeimos terapija iš tikrųjų skatina atrasti tas dalis, pažinti ir geranoriškai su jom bendrauti. O kaip bendrauti? Labai puikiai pailiustravo nesmurtinio bendravimo knyga ir ten dėstoma teorija, kuri iš principo sako, kad kiekvienam iš mūsų svarbus poreikis, emocija, kuri kyla į tas poreikis nepatenkintas, tuomet ir reikšti prašymus. Tai su ta kiekviena vidinė šeimos dalim ir bandai suprasti jos poreikį, jos emociją ir priimti geranoriškai ir bendrauti ir, žodžiu, būti vis geresniu ir vis daugiau atiduoti savęs savasčiai, kuri yra tokia viską apimanti ir tarsi apjungianti tas vidinės dalis. Tai šiam kartu tiek. Nuostabi, graži diena. Nors šalta, bet saulėta, o saulės jinai nematėm. O saulė reikalinga ir vitaminui D ir paskui geram miegui, tai geros dienos visiems.